Sveiki žiūrovai. Kai tik susikūriau savo tą kanalą, kažkaip kūrybinis įkvėpimas prapuolė kažkur. Tai, bet po biskį įsijudėsim, tai viskas bus gerai. Padarysim laidų, pasidalysiu savo jausmus, pasidalysiu kaip gyvenu, kuo gyvenu, kaip mąstau. Tai vat, šiuo momentu pabandysim apžvelgti praeitus metus. Kaip tik sausio 1 darau laidą, tai pabandysiu apžvelgti savo nuotykius praeitais 24 metais. Tai vat, tai tuo pačiu, kaip jau įprasta, aišku, sveikinu visus su Kalėdom, su Kristaus gimtadieniu. Galima sakyti, su Saulės grįžimu, kaip kas, vienu žodžiu, kaip kas kuo tikit. Ir su naujais metais man. Tai kažkaip aš tų švenčių nesu toks labai mėgėjas švęst, man tos priverstinės tokios šventės, man labai sunku. Aš šiandien irgi kažkaip mąsčiau, su moterim tokia viena šnekiu. Ir aš sakau, man tos šventės nepatinka, bet man patinka tokios pačios sukurtos šventės, kai aš kokį nors žmogų padarau laimingu. O tada man būna šventė, tos dienos šventė. Tai aš kažkaip, tikrai neteisiu nei vienas, kuris švenčia ar ką, bet man tai kažkaip viskas, ką man liepia, aš atvirkščiai noriu daryti. Nu, bet tai čia tiek toj. Vienu žodžiu, pražvelgsim praeitus metus, ką aš čia išdarinėjau ant žemės praeitais metais. Kokiam sausio gal mėnesį paskambinau. Tie rinkimai prasidėjo prezidentų, vis čia tą Eduardą kažkaip lyg man patiko jo mintys. Sako, kažkaip reiktų čia padėti jam, matau, kad ten nieks nejuda. Paskambinau Eduardui vieną šeštadienį kažkurį. Sakau, tai Eduardui, ar čia darysim tuos rinkimus, kažkas vyks ar nevyks, žinai. Ir jis kaip tik tą šeštadienį turėjo gauti konservatoriai. Lietuvos konservatoriai, koks yra tas laikraštis. Tai sakau, tai jeigu jau tu čia pradedi, tai sakau, tai sakyk, aš galėsiu, aš į Klaipėdą, mes važiuojamės į bažnyčią, sakau, aš tai pravešiu, žinai, jeigu ten turi kokių pažįstamų. Nu, tai aš po biskį įsijungiau. O jie kaip tik tą šeštadienį gavo ir aš jau sekmadienį išvežiojęs buvau po Klaipėdą, čia po kažkur dar čia, iš Šiaulius turbūt nuvežiau tų konservatorių Lietuvos. Tai kažkaip įsijungiau į tą judėjimą ten, paskui pradėjau su Eduardu važinėti po renginius visur, vienur, kitur, kažkaip pamačiau tą virtuvę iš arčiau, nes aš niekad nebuvau dalyvavęs tokiuose dalykuose, labai įdomu man buvo. Aš, kaip sakau, Eduardas apie politiką, aš apie tikėjimą daugiau tokį mudu buvo, viens su kitu labai įdomus derinys buvo. Tai mudu važinėjau, ten tuos susitikimus į visur, žinai, paskui paėmėm parašam rinkti, ten tuos lapus irgi išvežiojau, daug čia visą Žemaitiją, pusę Lietuvos faktiškai išvežiojau, žinai, ten tuos lapus, viską, žinai, kažkaip, taip įdomiai, turbūt trūko jau tam gyvenime kažko naujumo tokio, labai man patiko, tas toks labai fainas žmonės susitikdavo, labai tokius įdomius. Tai man tas visai patiko, bet vidury tų parašų rinkimų jau čia taip į galą labai gavau pirmą smūgį tokį, supratau, kas tai yra politika. Aš taip iš pradžių mačiau, kad ten, čia kažkas ne to, žinai, kažkas ne taip čia. Bet pirmą smūgį gavau ir kaip įdomiai gavau iš bendra, kaip pasakyti, iš bendrai, iš Vaidų žemaičių.
lyg tai bendrai vežiau laikraščius, jam ten bendravom, derinimės, ten viską kažkiek bendravom. Ir nei iš šių, nei iš tų 3 laidos apvarė gatavai. Reiškia, aš čia kaltas, kad tuos lapus išvežioju po visą Lietuvą, aš kaltas, kad nesurinkau tuos lapus, reikėjo man pilnai išvežioti ir surinkti tuos 500 lapų, reikėjo, žinai. Visur aš kaltas, visur negeras buvau, žinai. Tai tokį numušį kažkaip norą. Atėjo daugiau tas pavasaris, darbų atsirado ir kažkaip sakau, atsitrauksiu, nesąmonė, čia matau, kad čia be šansų, čia matau, kur kažkaip Dievas atvėrė akis, pamačiau, kol bus Vaidas Žemaitis, tai čia galim būti visi ramus ir nebejingi, nebus jokios daugiau opozicijos gyvenime, kur Vaidas Žemaitis bus viską sudirba pilnu tempu. Man kažkaip anksčiau nesupratau, bet po to pats kaip mane patį apdergė, tai pamačiau aiškiai tiesiai, kad kol Vaidas nepakeis savo mąstymą ar dar kažko, opozicijos Lietuvoje nebus. Čia 100% garantuoju šitą ir galima net nesvajoti, žinai, čia. Tai kažkaip vasarą atsitraukiau, darbai ten, viską, žinai, kažkaip, sakau, tiek to prisižaidžiau, čia tos demokratijos, tos politikos. Bet, dar teisingai susipažinau su bevažinėdam susipažinau su tokiu Vilmantu Povilaičiu. Aš baisiai turėjau tokią kažkokią įdomią nuomonę apie jį, tokį kažkaip tokią, kaip čia pasakyti, tokią neaiškę. Taip lyg žiūri į jį, taip kaip per laidas kelias mačiau, lyg tai kaip normalus tas žmogus, bet jis kažkaip neina suprast jo tos pozicijos, žinai. Bet mudu susitiko gyvai ir kai gyvai susitikom, žiūriu, toks aktyvus, jis tik parašus renka, toks gyvas žmogus, žinai, viskas jam gerai, jis tokiai pozityviai žiūri į tą gyvenimą, kažkaip susibendravom, nes man labai gerai. Pas jį viską būdavo, aš pas jį atvežu, ten jis nuosavas namas, palieku į man ten, dieną, naktį ten nesvarbu, žinai, pas jį labai buvo gerai. Tai tas irgi toks geras buvo dalykas, toks atradimas žmogaus, jis toks kažkaip labai įdomus, mūsų labai skirtingi, bet daug bendrų turim, kažkaip niekaip aš nesuprantu, jo aš niekaip neperprantu. Ir tikrai daug jis man ir tos patirties tokius gavau ir laidas pradėjau YouTube'e daryti. Žinai, pirmi tokie bandymai buvo kažkaip vienam sunku daryti, bet dviesi, kai esi, tai lengva, žinai, o vienam tai daug sunkiau, tai irgi susikūręs tą kanalą ir taip kažkaip nesinori, kūryba pasibaigė, žinai. Tai tas irgi labai faina buvo. Nu ir toliau bebūnant, artėjo Seimo rinkimai. Jau sakau, čia viskas užtenka. Nu ir Vilmantas sako, davai, viską darėjau, nesustok pusiaukelį, jis mane vis kusiu, sako, eik, palaikyk Eduardą, žinai, čia įsirašyk į tą. Taip nenoriu, žinai, sakau, gerai, rašau, žinai, vis tiek reikia. Aš tas mintis Eduardo labai, taip, man patiko, jos palaikiau. Sakau, tiek to, tai ten paskui kažkaip, ten nusinčiau tuos duomenis, ten kažkaip įrašė mane, ten viskai pasidėjau ten po pusvalandį ten, kur užpildžiau tuos dokumentus. Ir aš tik galvojau, kad kažkaip taip tik įrašė, žinai, aš ten palaikau nuomonės dėl tų, o pasirodo, į rinkimus ėjau Seimo. Tai man čia vėl buvo nauji tokie iššūkiai, naujus, bet patirtis, tai žinokit, tikrai įdomios patirtis, nesigailiu, kad ėjau ir kaip čia pasakyti, ir tokiu pasijutau toks ir purvų pila, ir toks įdomiausia būsenose. Vieni pila purvą, kiti lyg geria, kiti tada vis laidų padarydavom su Vilmantu prieš tuos rinkimus daugiau. Tai tokie buvo jausmai įdomus. Ir pamačiau tą žmonių, tą veidmainiškumą, pamačiau tą tokį, daug ką, tokių jausmų, tai tiesiog
tikrai vertėjo man šitą išbandyti, nes nebandęs, tai nežinai, nes tokie geri jausmai iš tikrųjų. Ten galvojom tikrai, kad daugiau gausim tų balsų, bet žmonės išsigando vis dėlto, žinai, nes Landsberginiai pasakė, nebalsuokit už tuos, kurie beviltiški. Tai žmonės arba iš vis nebalsavo, nes iš baimės, nes va tokie vaisokie kaip Vaidaitė, jis daugiau nieko nesakė. Visą tą neikit, nebalsuokit, nerinkit, čia da baisiau negu baisu, žinai. Tai žmonės išsigandę, pasimėtę, jie nežino nei ką daryti, nei kaip daryti. Nu, tai va pamačiau tą visą tokį baisumą iš tikrųjų, kaip mus, nu, kaip čia pasakyti, nuzombino, ar kaip, taip žmonės, jau jie bijo patys savęs, aš matau. Tai va, ta tokia ir ta drąsa tokia, ir viską labai įdomus buvo etapas. Ką baigės tie rinkimai, kažkaip viskai daug darbai susikaupė, nes, dar kažkaip nusikau, jeigu jau eini tuos rinkimus, vis tiek kažką viskai ten daryti, žinai, tai bandžiau ten kažkaip reklamuotis, tai vienur, tai kitur nuvažiavau, tokių įvykių įvairių ten, žinai, buvo. Tai labai taip įdomus buvo etapas. Nu, ką, pasibaigė. Nei ten po tų rinkimų tik tiek, kad nei ten nusivėlimų, nei ten džiaugsmų, žinai. Būtų aišku labai įdomu buvę, kad būtų Eduardas ten išėjęs, bet, kaip buvo, tai buvo jau. Būtų vis tiek biskį linksmiau tam dabar į tam Seime ten, jeigu būtų Eduardas. Vis tiek biskį būtų gyvybės. Tai, baigės ir toliau, ką gyvenu, žinai. Vėl pradėjom po biskį su Vilmantu daryti laidas. Ir vis, aš jau net pas Vilmanto laidose sakiau, keisiu gyvenimo būdą. Būtinai reikia pradėti keisti. O aš man kokį 2 metai vis žadėjau keisti gyvenimo būdą. Ir žiūriu, kad aš neturiu net, sakiau, biskį reiks pradėti sportuoti. Sportuoti arba reikia varyti kaip reikiant, arba po biskį nemoku. Turiu griebti jauti už žaguką kaip reikia ten. Ir žiūriu, kad kaip reikia sportuoti, neturiu kažkaip sveikatos, bet vis taip svajodavau, žinai. Nu ir ką, svajojau. Ir įdomiai aš toks visi kaip ir krikščionis, katalikas, toks protestantiškas katalikas, tikintis Dievą. Ir kaip jūs galvojat, kaip Dievas išsprendė tą mano problemą? Kaip Dievas išsprendė mano problemą pakeisti gyvenimo būdą? Jis tą dalyką padarė gruodžio, tai yra šių metų 24 metų 12 mėnesio gruodžio 13. Penktadienį. 13 ir penktadienis. Ir tai čia mano, aišku, laimingi skaičiai, laimingios datos ir ryte davė infarktą. Pažiūrėjau, čia tik tai toks silpnumas, kaityt kažkaip, nežinau, ir davė infarktą. Nuvažiavau į greitąją, ten nieko nesako, patikrinu, tai jie suprato, kas ten man yra, ten taip lašalinės visokias pradėjo leisti, į greitąją, į klinikas Kauno. Ten greit tą operaciją padarė, viską. Tai vat ir vat kaip Dievas davė, aš dėkoju už tą infarktą, nes jeigu būčiau negavęs infarkto, aš būčiau toliau taip gyvenęs, kaip gyvenau. O čia dabar visiškai matau, kad aš pakeisiu gyvenimo būdą. Mano problema buvo ten per daug maisto, mažai judėjimų, toks kažkaip. Tai va, dėkuoju Dievui, dabar esu atostogose, esu Palangoje.
davė Dievas atostogas reabilitacijoje, pragulėjau savaitę klinikose, kažkaip sakom, nu tikrai galima ir pasidžiaugti. Klinikose, nu toks aptarnavimas buvo, aš anksčiau buvęs, tai ten buvo kažkoks košmariukas, biskiau dabar, kaip gal kas su širdžia tam skyriui buvau, nu tikrai šiltas aptarnavimas, žmonių, daug jaunimo, toks gražus tas jaunimas, kažkoks paslaugus, viską daro, viską ten tik keičiasi jie, ten turbūt ir ten, ir, kur jie mokinasi, turbūt ten keičiasi, ten nesupras, nei kuris ten daktaras, nei kuris ten, kaip anksčiau buvau įpratęs, sakau, reiktų kokį čia, žinai, kur išoperavo tą daktarą, gal sakau, reikia čia kokį pinigą duoti. Nežinau, nei kas ten operavo, ten nesupras, nei vienas lyg operavo, kits lyg tai kažką žiūrėjo per kompą. Aš tai jau daugiau jau nemačiau to žmogaus, lyg kur manęs operavo, dar tie kitus lyg mačiau, bet jie ten už kompo kažkur buvo. Nu, ten jau Alytuvos, ten kita ta daktarė, tai toks, nu, smagiai tikrai praleidau, ne tik, kad smagiai, bet, nu, taip įdomiai prabėgo tuos 3, tai aišku, ir ritmas buvo 3 dienas, nebuvo vietų, tai 3 dienas reanimacijų tu išlaikė, tų reanimacijų biskį kyru, ten pririštas, niekur išeiti negali, tai ten biskį ritmas buvo pabaigęs, biskį prastai miegojau, žinai, pasikeitė visos sąlygos, tai vat ir po klinikų įsirašiau, pamačiau visą problemą, kad per daug valgau, per daug, nu, kad man reikia visiškai keisti gyvenimo būdą. Ten aš, aišku, pirmus tos problemos pas mane nebuvo nei su cigaretėm, nei su alkoholiu, bet vat trečias stresas buvo stiprokai, aš paveiktas stresu, žinai. Tai pamačiau, kad reikia, nes kad negrįžt namo ir vėl nepult prie darbų ir prie visko, nes aš jau toks aktyvus, tai lyg tai iš tikrųjų tai faktiškai nejaučiu beveik jokių pokyčių. Jokių pokyčių beveik nejaučiu. Tai sakau, reikia važiuoti į reabilitaciją, gerai, kad jau į Palangą, į institutą čia mokslų atvažiavau, labai geras kolektyvas, labai kažkaip mokina, kaip gyventi, ten maldos, meditacijos visokios, kaip su maistu, kiek valgyti, kiek tą labai daug informacijos gaunu, kurios per tą gyvenimo bėgimą niekaip neėjo. Ir tas tokį įprotį mažinimo maisto, sportavimo, iš pradžių po biskį, su kvėpavimu, viską, va taip labai mokinuos gyventi. Tikrai, va, Dievas tai antiek parodė, nu, niekad gyvenime nebūčiau, aš be infarktų būčiau niekad nesupratęs, kad visiškai netaip gyvenau. Stresas, ten visokie tokie maistai per daug, tai vat. Tai dabar džiaugiuosi gyvenimu, gavau atostogų 20 dienų, po biskį išmoksiu gyventi iš naujo ir nuo naujų metų pradėsiu kūrybą kažkokią, pradėsiu kažkokį naują etapą gyvenimo nuo 25 metų jubiliejinių, katalikiškų ten tų metų jubiliejiniai. Tai vat, tai gal šiek tiek prisistačiau, šiek tiek papasakojau ir gal pirmam sykiui dabar užteks. Pabandysiu vėl vis papasakot, kiek tankiau apie savo tą būsenas, apie buvimą, papasakosiu, gal kas ką nors norės užklaust, pabandysiu atsakyti, gal kam įdomu, tai papasakosiu ten tas visokias, kaip ta medicina, kaip ką, nes aš pamačiau tą visą, nes kiek aš čia girdėjau, čia labai blogai, medicina labai aukštam lygiai, iš tikrųjų, va tos pagrindinės klinikos, ten viską, tai labai aukštam lygiai, žinau, kad viskas stovi, tiek aptarnaujantis personalas, tiek tokį paslaugus visi, kad, nu, tikrai atrodo prie širdies dėk žmonės. Kažkaip įsivaizdavau biskį kitaip. Jau čia, kai vis žiūri tas laidas, tai tas blogai, ten blogai, o iš tikrųjų tai labai geri medicinos darbuotojai, tai, nu,
atrodo prie širdies juos dėk. Tokie šilti, tokie viskas labai gerai, tai va. Tai gal pirmai tokiai laidai, gal tiek tam prisistatymu, pabandysim padaryti ateityje tokias trumpesnės, gal kokias biski mintis, dabar gal biski padrikai, mokinuos, atleiskit už tą, spauskit laikus, susiprenumeruokit, klauskit, bendraukim, gal vat iš tų tokių būna, galima net laidą kokią padaryti, kai būna kažkoks gilesnis komentaras, kažką galim, pabandysiu daugiau atsivert save, daugiau papasakoti, ten mane vis kaltina, kad ten bylų, ten 8, sakyk, pas aš ten nežinau, bet pabandysiu, kad aš jas pastudijuoti, nes jau ten prieš kokią 20 metų tos ten bylos daugmaž prasidėjusios, tai net užmiršęs, už ką aš ten baustas, ten pagrindas tai visos yra baudos tik tai. Tai va, tai aš jas kada išanalizuosiu, kad nereiktų čia diskutuoti, kad nereiktų, gaudyt, padarysiu paprasčiausią laidą, viską išpasakosiu ir užmiršimte tą dalyką. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad pakomentuojat. Iki kitų pasimatymų tada. Sudie.